Atidarius aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skirtį Aktai pastolių nuoma, matome mygtuką Sandėlio +- Paspaudus šį mygtuką atidaromas puslapis paėmavimo, sandėlio papildymo ir nurašymo iš sandėlio aktų operacijos, kuriame šiuo metu yra 2 nurašymo ir 1 papildymo aktų eilutės. Suformuotą papildymo aktą galima peržiūrėti spustelėjus mėlyną mygtukėlį akto eilutės stulpelyje veiksmai. Paspaudus minėtą mygtukėlį atidaromas papildymo akto peržiūros puslapis, kuriame matome pasirinkto akto duomenis, tačiau negalime jokių duomenų keisti, tik atsispausdinti šį aktą arba grįžti į puslapį, iš kurio atidarėme šio akto peržiūros puslapį. Šalia mėlyno mygtukėlio yra oranžinis mygtukėlis, ant kurio užvedus pelę matomas tekstas redaguoti. Atidarius papildymo akto redagavimo puslapį, matome pasirinkto akto duomenis, galime redaguoti ar įvesti pastabą ir vėl suformuoti šį aktą. Atsidarius peržiūros puslapį dar kartą matome ir įvestą pastabą, taip pat kas duomenys įvedė ir kas atliko vėliausią duomenų atnaujinimą.